Esame iš Klaipėdos, aš esu ekonomikos mokytojas Kvederis ir atvykome čia šiandieną į Žalgirio rungtynes. Mūsų moksleiviai dalyvauja daugybėje projektų, todėl džiugiai priėmė šitą žinią ir aktyviai ėmė rūšiuoti, skatinti kitus, todėl nuo vienos klasės susibūrė gal pusė mokyklos arba netgi visa mokykla ir apie šitą projektą labai greitai sužinojo per 2 savaitės visi, todėl šiandieną čia atvykome ne viena klasė, bet dauguma mokyklos moksleivių rūšiuoti ir apskritai atsakingai pilietiškai tai yra svarbus elementas, todėl kad iš tikro tai skatina švaresnę gamtą, pilietiškumą, ekologiją ir iš tikrųjų mes dėkingi Žalgirio komandai, kad jinai populiarina ir prisideda prie šio projekto. Moksleiviai realiai suvokia ekologijos ir žalesnės gamtos svarbą ir iš tikrųjų jie, daugelis net paskatino savo tėvus ir kartais tas rinkimas būdavo, tiesiog toks jau kaip pilietinė akcija iš pačių moksleivių pusės, tai yra neįtraukiant ir neįsikišant mums mokytojams. Atvykome iš Tauragės rajono, Gaurės pagrindinės mokyklos ir labai džiaugiamės, kad yra organizuojamos tokios svarbios akcijos. Moksleiviai nuoširdžiai rinko atliekas ir labai norėjo patekti į šias varžybas. Dalyvaujančių šiame projekte iš tiesų buvo labai daug ir sunkiai atrinkome tuos, kad galėtume įsivežti į Žalgirio varžybas. Ir tikiuosi, kad trečiajame etape, kaip su mokinukais susitarėme, mes tikrai vėlgi sieksime nugalėtojų vardo ir pateksime dar į vienas varžybas. Šis projektas iš tiesų yra labai svarbus, nes mes ne tik tai tausojame aplinką, prisidedame prie jos puoselėjimo ir gražinimo, bet kartu jis taipogi vienija ir mokyklos bendruomenę. Viso šitą rezultatą pasiekime bendromis savo jėgomis. Džiaugiamės, kad prie šito projekto ir prie indėlio prisidėjo ir ne tik tai mokinukai, bet ir vietiniai ūkininkai, jeigu galima taip sakyti. Ir iš jų taipogi buvo surinktos lemputės ir, aišku, jie prisidėjo prie šito rezultato. Šitam konkurse verta dalyvauti. Kad pamatytume varžybas. Susitiktume su žalgiriečiais. Dėl to, kad kiekvieni vaikai, visi žmonės suprastų, jog rūšiuoti reikia ir švarintume pasaulį. Kad būtų švaru mūsų aplinkoje ir nekenktume ir gyvūnams, ir augalams visiems. Manau, kiekvienoje mokykloje galėtų skatinti rūšiavimo mokytojai, ten susirinkimus visokius daryti. Ir skatintojo gaunamas prizas, dėl kurio verta stengtis. Laimėjom šį konkursą rengdami baterijas, lemputės. Kad gamta gal būtų švaresnė. Kad nepriterštume, kad sveikesnė būtume. Kad nemėtyt buitinių atliekų belenkur, tai kažkur surinkti vieną vietą. Kad gražiau gyventume, švariau. Manau, kad kiekvienais metais turėtų vykti šitą gerai. Nes galime laimėti gerų prizų. Ir malonu tiesiog rinkti patareikas. Kad važiuojame į krepšinį, kad turėtų tiesiog nuteikti, rinkti baterijas, kad galėtų visi su mokykla važiuoti. Saugom gamtą ir dar laimėjom ir rungtynes. Daugiau rengti tokių projektų, kad skatinti tada, kad prizai būtų geri ir tada daugiau rūšios. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems už puikų palaikymą šiandien ir taip pat komandos sveikiname su puikiais projekto Taurus šiuo gyvuoju antrojo etapo rezultatais, per kuriais, kaip minėjote, visi kartu surinko daugiau negu 400 kg dujošvičių lempų. Puikiai. Šaunuoliai, kad rūpinasi mūsų aplinka ir gamta.